ryškiausias toksai pastebėjimas tai, kad pasikeitė mano pačios vandenyje buvimas, išmokau daug geriau plaukti, kvėpuoti vandenyje, išmokau šokti į vandenį, netgi pusę baseino praplaukti nekvėpavus. Plaukimas šviečia man yra didelis atradimas. Išmokau panerti, kvėpuoti, plaukti, kas labai patiko, gebėti įsivertinti rizikas vandenyje ir apie tai kalbėti su savo vaikais stovyklos metu, prie ežero, prie jūros, kad labai svarbu įvertinti riziką. Kartais mes apie tai nesusimastom ir galvojam, kad gebam daryti daugiau negu galim, negu leidžia mums galimybės. Ir labai noriu padėkoti nuostabios trenerės. Jeigu ne trenerės, tai nežinau, ar būtumėm tiek išmokę. Šiaip iš esmės paskutinius 3 metus tai daug labai streso patyriau. Pajaučiau, kad vanduo leidžia atsipalaiduoti. Pagalvojau, kad visai smagu būtų išmokti pagerinti plaukimą. Susirinko čia dalis žmonių, kurie ir nemokėjo plaukti. Susipažinom su įdomiais mokytojais, skirtingom treneriam. Iš skirtingų pusių pažinom tą plaukimą. Labai naudingas ir gal svarbiausia, ką išmokau, tai nesijaus per daug drąsiai vandenį. Ir jei galime išgelbėti bent vieną gyvybę, mes visi turime tai padaryti. Kviečiame visus prisijungti prie šios nuostabios programos, kuri vadinasi Plaukimas šviečia. Draugiai, pažįstamui, kuris bijo šiek tiek vandens, bijo gylio, kad tikrai ateitų ir Plaukimas šviečia programą ir tikrai prisijaukins vandenį, išmoks geriau, laisviau jaustis vandenį. Skatinu, kad tas projektas būtų tęstinis ir galėtų žmonės gerai jaustis vandenyje ir prie vandens ir turėti puikią galimybę išmokti.